Esame Kauno technologijos universiteto transporto inžinerijos katedroje. Katedros vedėjas, docentas Artūras Keršys papasakos apie naujausius vykdomus mokslinius darbus bei projektus. Ar daug tenka sukurti ir įgyvendinti projektų? Pastaruoju metu tenka pripažinti, kad studentų ir tiek bakalauro studijų, tiek magistrantūros studijų vis aktyviau domisi galimybė tiesiog realizuoti savo idėjas ir sumanymus praktikoje. Ir paskutiniu metu studentų iniciatyva katedroje yra atliekama keletas projektų. Tai vienas iš tokių žinomiausių ir daugiausiai pažengusių tai būtent yra hibridinis automobilis. Toliau yra kuriama koncepcija miesto tipo automobilio, kur daugiausiai dalyvauja studentai, kurie yra grįžę iš Erasmus mainų programos iš Anglijos, tai yra Coventry universiteto, kuriame dalyvavo tarptautiniam projekte, kur yra kuriamas automobilis būtent Shell Eco maratono lenktynėms. Ir jie nori parodyti iniciatyvą ir parodyti įgytas žinias ir sukurti kažką analogiško ir čia pas mus, Kauno technologijos universitete. Gal galite trumpai pristatyti dabar projektą, apie kurį pademonstruos studentai? Taip, šis projektas yra pradėtas prieš keletą metų ir buvo inicijuotas praktiškai mūsų kelių jaunųjų mokslininkų, kurie atrado ir laiko, ir galimybių tiesiog realizuoti savo seną idėją ir tai, kas užsienyje turbūt jau nėra toks naujas klausimas, pas mus Lietuvoje tai pakankamai nauja idėja ir ypatinga realizavimo stadija, tai yra hibridinis automobilis. Tai iš tikrųjų tai visas tas projektas yra prasidėjęs ir jisai gyvuoja daugiau mūsų šio 3 autorių kolektyvų, tai būtent doktorantų Ovidijaus Putnyno, Renato Karalevičiaus ir jau baigusio doktorantūros studijas Martyno Starevičiaus dėka. Iš esmės tai buvo pats generatorius to projekto vykdymo. Taigi papasakok, kaip kilo idėja sukurti tokį projektą? Kilo idėja. Šiaip mes esame visi pradiniai berniukai ir automobiliai mums patinka. Ir tiesiog, kad tas mūsų mokslas būtų iš didžiosios raidės, tai mes norėjom kažką praktiškai padaryti. Hibridai buvo ant bangos tuo metu ir mes nusprendėm kažką panašaus pasidaryti. Buvo suformuota gana didelė komanda, studentų kažkur apie 20, bet dėja likom 3-4 ir pradėjom. Biškį susipirkom, pradžią patys padarėm, paskui gavom finansavimą iš universiteto ir dabaigėm iki važiuojančio automobilio. Koks šio automobilio, kuriame mes dabar sėdime, veikimo principas? Veikimo principas, kadangi tai yra hibridinis automobilis, tai jisai gali važiuoti kaip įprastas automobilis ir jisai gali važiuoti kaip elektrinis automobilis arba su abiem varikliais. Tas mūsų tikslas ir buvo, kad išbandyti, kaip abu varikliai dirba kartu ir išsiaiškinti, kokią tai įtaką turi automobilio važiavimai, įsibėgėjimai ir panašiai. Ir kokius rezultatus gavote? Kadangi nagrinėta pagrindė buvo įsibėgėjimas, tai mes padarėm tą standartinį testą, įsibėgėjimas iki 100 km/h ir pasiekėm gana gerus rezultatus, tai maždaug apie 7 sekundės iki 100 km ir tai yra gana geras rezultatas, lyginant su standartiniu tokiu automobiliu, kuris maždaug įsibėgėja per 10 sekundžių ir dar ilgiau. Ačiū.